Kai Ukraina gavo M1 Abrams tankus iš JAV ir Australijos, niekas negalėjo numatyti, kas nutiks toliau. Buvo atlikta daugybė patobulinimų ir Ukraina pavertė M1 nenugalimu. Vėžlio tankai greičiau nenugalima jėga, kurią patobulinimai pavertė M1 žvėrimi, su kuriuo Rusija nesusitvarko. Ukrainos patobulinti tankai yra neįtikėtini ir net JAV domėsi šiais patobulinimais, kurie neutralizuoja dronus taip, kaip dar niekada nebuvo matyta. Ukrainos M1 Abrams pavertimas vėžlio tankų, kuris gali veikti tiek kaip tankas, tiek kaip gynybinė jėga prieš dronus, yra tiesiog nepaprastas. Ir netrukus sužinosite, kokie naudingi šie tankai buvo pietinėje kontrpuolimo operacijoje. Bet pirmiausia, pagrindai. Remiantis kovo 31 dieną Euromaidan Press pranešimu, kurį parengė buvęs Forbes karinis apžvalgininkas Davidas Aksas, Ukraina tobulina savo M1 Abrams tankų atsargas, papildomai prie pagrindinės šarvų apsaugos pridedama apsaugos nuo dronų sluoksnius. Ukrainos pirmasis šturmo pulkas vadovauja šios naujos kartos tankų su apsauga nuo dronų kūrimui, kaip matome iš pasirodžiusių nuotraukų, kuriuose tankas paverčiamas mirtinu įniršusios ugnies galios ir dronus naikinančios gynybos deriniu. Pulkas netgi pasidalino Telegram platformoje nuotraukomis, kuriuose matyti atlikta M1 transformacija. Tankai, šarvuočiai ir MRAP yra dengiami specialiai pritaikyta apsauga, atsižvelgiant į pokyčius mūšio lauke. Stipri šarvuotė reiškia išgyvenusią įgulą ir karius, o tai įvykdyta misija. Tie, kurie prisitaiko, išgyvena ir žengia pirmyn, teigiama pirmojo šturmo pulko pareiškime, kuris buvo paskelbtas kartu su nuotraukomis. Iš pirmo žvilgsnio šios nuotraukos atrodo tarsi Frankensteino tankas, kuris labai skiriasi nuo to, kaip įsivaizduotumėte M1 Abrams. Abiejose tanko pabūklo pusėse matyti tarsi metaliniai narvai. Nuotraukose matyti darbininkai, kurie prie savo tankų privirina daugiau plieno ir narvų. Tai atrodo kaip įvairių sprendimų mišinys, laikinas būdas padedantis M1 Abrams tankui apsisaugoti nuo dronų atakų. Tačiau iš tikrųjų, tai, ką matome nuotraukose, yra mėnesių trukusios projektavimo evoliucijos rezultatas, kurios pagrindinis tikslas buvo sukurti prieš droninį vėžlio tanką, galintį iššauti pagrindinį ginklą. Pagrindinis visų tankų, kurie kare buvo aprūpinti dronų narvais, trūkumas yra tas, kad šie narvai neleidžia tankui naudoti pagrindinių pabūklų savo apsaugai. Dažnai tai yra ugnies galios aukojimas dėl sustiprintos gynybos ir iš esmės tai reiškia, kad tankas tampa nebetinkamas viena iš pagrindinių savo paskirčių. Dabar jau nebe. Ukrainos M1 Abrams transformacija sukūrė vėžlio tanką, kuris gali šaudyti, ir tai buvo kelių padalinių pastangų rezultatas. 47-oji mechanizuotoji brigada buvo viena pirmųjų sustiprinusių savo M1 Abrams tankų gynybą. Akšas praneša, kad ši brigada pradėjo pridėti naujus sprogstamųjų reaktyviųjų šarvų sluoksnius prie savo Abrams tankų, kartu su guminių šoninių skydų, skirtų stiprinti kompozitinį šarvą, įmontuotą į maždaug 30 tankų, kuriuos jie turėjo savo arsenale. Tai buvo gera pradžia. Daugiau dar laukia. 425 šturmo pulkas taip pat turi nedidelį Abrams tankų arsenalą ir aktyviai kuria savo gynybos priemonės. Jų tuzinas M1 dabar turi didelės metalinės konstrukcijas, kurios gali išlaikyti tūkstančius dronų sprogdinančių metalinių smaigalių. Koncepcija yra nepaprastai paprasta. Rusijos FPV kamikadzės dronai pataiko į smaigalius ir juos laikančias konstrukcijas dar prieš atsitrenkdami į tanką. Taigi dronas sprogsta be žalos, o tankas juda toliau. O štai ką padarė pirmasis šturmo pulkas. Tie metaliniai narvai, kuriuos minėjome anksčiau, esantys abiejose Abrams pagrindinio pabūklo pusėse, yra naujos metalinės konstrukcijos dalis, kuris supa M1 bokštą ir leidžia tam bokštui suktis į kairę ir dešinę, kad tanko operatoriai galėtų iš tikrųjų nutaikyti savo svarbiausią ginklą. Tai yra revoliucija tankų apsaugoje nuo dronų. Tai reiškia, kad operatoriai nebeprivalo vairuoti savo tankų tiksliai taikinio kryptimi, jei nori iššauti. Ši transformacija reiškia, kad Ukrainos turimi M1 Abrams iš tikrųjų gali veikti taip, kaip tankai ir turi veikti. Be to, jie papildomai aprūpinti pakankamą apsaugą nuo dronų, kad būtų nesustabdomi, judėdami per Rusijos FPV dronų naikinimo zonas. Tačiau čia įsijungia saldi ironijos dozė. Ilgą laiką buvusi karo naujovių lyderė, Ukraina šiuo konkrečiu išradimu tapo kopijuotoja. Rusija ieškojo būdų, kaip savo vėžlio tankus vėl paversti tikrais veikiančiais tankais, o iš Rusijos kilusio dizaino brėžiniai tapo pagrindu viskam, ką Ukraina sukūrė su savo transformuotais M1 Abrams tankais. Rusijos brėžiniai pasirodė sausio pabaigoje ir parodė, kad Rusija pradėjo montuoti panašius antidroninius narvus ant savo tankų bokštelių, leidžiančius bokšteliams suktis ir šaudyti. Rusijai prireikė beveik 4 metų sugalvoti šią idėją po to, kai per visą karą Ukrainoje ji prarado tūkstančius tankų nuo Ukrainos dronų. Tačiau vos tik pasirodė brėžinys, Ukraina jį pamatė, nukopijavo ir patobulino.
Tie brėžiniai pirmiausia pasirodė socialiniuose tinkluose, o tai leidžia manyti, kad kažkur Sibiro Omsko Transmash tankų gamykloje, kuri, kaip pranešama, sukūrė OFF brėžinius ir ketino juos naudoti gaminant naujus T-80 tankus Rusijai, yra informacijos nutekėjimas. Šie brėžiniai rodo, kad Rusija deda nuoseklias pastangas masiškai gaminti antidroninius tankus, tačiau ji niekada nesitikėjo, kad Ukraina pastebės vieną iš nedaugelio Rusijos inovacijų Putino invazijoje ir pavers ją ginklu, kurį galima panaudoti prieš Putino pajėgas. Rusija galbūt ir sugalvojo šią idėją, tačiau būtent Ukraina šiuo metu įrodo, kaip gerai įveikia pietiniuose šalies regionuose. Kalbant apie JAV, ji gali būti patenkinta matydama, ką Ukraina daro su jos M1 Abrams tankais. Ukraina dėl to taip pat bus patenkinta. 2025 metų pabaigoje Australija užbaigė 49 M1 Abrams tankų pristatymą Ukrainai, o kaip teigia leidinys, 1945 šis žingsnis supykdė JAV. Leidinys teigia, kad JAV bandė atkalbėti Australiją nuo tankų tiekimo Ukrainai tuo metu, kai Trumpo administracija 2026 metų pradžioje buvo sustabdžiusi karinę pagalbą iš JAV. Ar tai tiesa, ar tik leidinio 1945 spėlionės, dar paaiškės. Tačiau dabar JAV bus labai patenkintas matydamas, kad Ukraina modifikuoja savo tankus kovai su dronais. Juk tai gali būti technologija, kurios JAV prireiks greičiau nei vėliau, ypač jei kalbos apie galimą sausumos invaziją į Iraną virs veiksmais. Iranas yra Shahed dronų tėvynė ir jau yra pranešimų, kad jis bendradarbiauja su Rusija, siekdamas atsilaikyti prieš operaciją Epic Fury. Jei vyktų JAV sausumos invazija ir jei būtų pakankamai didelė, kad įtrauktų tankus ir šarvuotas transporto priemonės, Iranas tikriausiai pradėtų naudoti tokius pačius FPV dronus, kokius Ukraina neutralizuoja savo Abrams modifikacijomis. Taip ir yra. JAV dabar turi planą, kaip atsilaikyti prieš tokį veikimo būdą iš šalies, kuri daro viską, kad sustiprintų savo alijansą su JAV. Kai kurie išjuoks tai, ką sugalvojo Ukraina, vadindami tai naujausia Frankensteino tanko versija, už kurią buvo pašiepiama Rusija. Tačiau tai yra kur kas daugiau nei tai. Tikroji Rusijos problema yra ta, kad Ukraina paėmė anksčiau pašiepiamas Kaup narvus ir pavertė jas tikrais pranašumais, kurie M1 Abrams tanką daro galingą jėgą mūšio lauke. Ir tai nėra spėlionės. Yra vaizdo įrašų, kuriuose matyti Ukrainos transformuoti tankai, įrodantys, kad šie ginklai bus didžiulis pranašumas pietų kontrpuolime. Vien tai viską pakeičia. Beje, tokių dalykų bus dar daugiau. Jei jums patinka The Military Show, nepamirškite užsiprenumeruoti kanalo. Dabar peržiūrėkime vaizdo įrašą. Ką jis rodo? Atsakydami į šį klausimą, keliaujame į Prilukus, miestą, kuriame yra arba buvo priešo tvirtovė Zaporižės regione. Nuo vasario pradžios, kai prasidėjo Ukrainos pietinė kontrpuolimo operacija, tą tvirtovę puolė pirmasis šturmo pulkas. Buvo panaudota artilerija, kuri sudaužė Rusijos gynybą į šipulius. Kaip visada, Ukrainos dronai dalyvavo operacijoje. Jie naikino Rusijos karių pozicijas ir vykdė žvalgybą. Tačiau pagrindiniu šou herojumi tapo modifikuotas M1 Abrams tankas, kuris užbaigė puolimą 3 smūgiais, palengvinusiai šturmo karių darbą ant žemės. Būtent taip, kaip ir turi veikti tankas. Ukrainos išlaisvinimo atvirojo šaltinio žvalgybos X paskyra pasidalijo 25 sekundžių vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip veikia naujasis Ukrainos tankas. Nuo pat vaizdo įrašo pradžios matome 3 pažymėtas rusų pozicijas ir keliu važiuojantį tanką, kuris artėja jų link. Tada nuaidi pirmasis šūvis. Viena pozicija sunaikinama, kai Abramsas pataiko tiesiai į taikinį. Tada tankas pajuda į priekį ir susiduria su antraja rusų pozicija. Rezultatas tas pats – nusitaiko, iššauna, sunaikina. Dar viena pozicija sunaikinama. Galiausiai matome puikų pavyzdį, ką naujausias Ukrainos išradimas suteikia jos tankams. Nepajudėjęs į priekį, tankas pasuka savo vamzdį į dešinę ir iššauna į paskutinę rusų poziciją. Tankui nereikėjo judėti į priekį ar apsisukti. Jis padarė tai, ką turėjo padaryti – pasuko vamzdį ir iššovė. Dabar Ukraina turi tanką, kuris veikia taip, kaip ir turėtų veikti tankas, tik jis yra daug efektyvesnis. Gynyba prilygsta puolimui, o Rusija tam neturi atsakymo. Vieta, kurioje Ukraina panaudojo savo M1 Abrams, yra svarbi. Zaporižė yra pietinėje srityje, į kurią Ukraina veržėsi nuo sausio pabaigos, atkovodama didelius teritorijos plotus. Vien tai jau yra pažeminimas Rusijai, prie kurio netrukus sugrįšime. Tačiau prieš šį pažeminimą Putinas ir jo parankiniai patirs gėdą dėl to, kad Ukraina dabar atrodo esanti lyderė, kai kalbama apie tankų naudojimą mūšio lauke. Taip niekada neturėjo būti. Rusija turėjo būti tankų karalius. Didžiulė šalies tankų atsargos buvo neatsiejama jos karinės tapatybės dalis. Taip pat jos buvo grėsmė Ukrainai, kai Putinas pradėjo savo invaziją. Tačiau dideli nuostoliai per 4 karo metus lėmė, kad Rusijos tankai naudojami kur kas rečiau, nei norėtų Putinas. Ukrainos finansų ministerijos duomenimis, nuo invazijos pradžios iki balandžio 2-osios, Rusija neteko 11 830 savo tankų.
Šis skaičius pavojingai artėja prie 3000 tankų per metus, kuriuos praranda Rusija. Ir tai yra didžiulis smūgis šaliai, kuri tikėjo, kad gali įsiveržti į Ukrainą su savo šarvuotąją techniką ir užimti viską. Dabar Rusija yra šalis, kurią ištiko tankų paralyžius. Kaip pažymė Aksas, Rusija buvo priversta pastatyti savo tankus į šalį, juos dislokuoja tik nedideliais kiekiais ir visada bijo pakartotinių smūgių, kuriuos Ukraina gali suduoti savo FPV dronais. Didžiąją 2025 metų dalį Rusijos pajėgos buvo priverstos atsisakyti lėtai judančių tankų ir rinktis mažesnes bei greitesnes šarvuotas transporto priemonės, o daugeliu atveju motociklus ir civilius automobilius, kurie karių manymų turėjo daugiau šansų išvengti dronų. Kai ši strategija nesuveikė, Rusijos vadai nepradėjo vėl naudoti tankų. Jie pradėjo siųsti karius į Ukrainos teritoriją pėsčiomis, dažnai kaip mažų infiltravimosi būrių narius, kurių užduotis buvo įrengti gynybinės pozicijas ir laukti pastiprinimo, kuris dažnai taip ir neateina. Rusijos pagrindinės ir mėgstamos masinių mechanizuotų puolimų strategijos teko atsisakyti. Rusijos tankų nuostoliai Ukrainoje smarkiai sumažėjo dėl šio priverstinio taktikos pakeitimo. Pavyzdžiui, Defense Express praneša, kad Rusija sausį patyrė tik 14 patvirtintų tankų nuostolių, o vasarį tik 5. Palyginkite tai su 2022 metų kovo mėnesio duomenimis, kai buvo patvirtinti 278 tankų nuostoliai ir tampa visiškai aišku, kad Rusija buvo priversta atsisakyti mechanizuotų puolimų, kuriuos mėgsta Putinas, nes prarado tiek daug tankų, kad nebegali jų vykdyti. Tai savaime jau yra pakankamai žeminantis dalykas, bet druska ant rusų žaizdos dar labiau beriasi, kai jie pamato, kaip Ukrainos M1 Abrams tankas daro tai, ką matėme Zaporižėje. Kadangi Rusija buvo priversta laikyti savo tankus nenaudojamus, Ukrainos tankistai tampa drąsesni. Jie neorganizuoja visiškų mechanizuotų puolimų. Ukraina tam neturi pakankamai Abrams tankų, o Rusijos dronai vis dar kelia per didelį pavojų. Su naujai šarvuotais tankais Ukraina gali vykdyti staigius kontrpuolimus prieš Rusijos pozicijas. Tankai įvažiuoja, greitai sunaikina taikinius ir vėl pasitraukia. Visa tai vyksta, kai juos saugo naujos rūšies antidroninė apsauga, leidžianti tankams vėl sukti bokštelius. Palyginkite tai su Rusijos bandymais sukurti kažką panašaus. Nors Ukrainos dizainą įkvėpė tariamas Rusijos brėžinys, daugelis Rusijos tankistų realybėje dar nėra matę nieko panašaus į tai, ką Ukraina ką tik pristatė mūšio lauke. Rusijos vėžlio tankai tikrai prikrauti gynybos priemonių, bet jų tiek daug, kad bokšteliai nebegali suktis, o patys tankai vos juda. Vienas pavyzdys. Kovo 29, kai Euromaidan Press paskelbė nuotrauką, kurioje jų žodžiais tariant matomas gigavėžlio tankas apkrautas visomis įmanomomis Rusijos sugalvotomis gynybos priemonėmis, ant tanko buvo prikabintas smaigų, grandinių ir minų volų tiek daug, kad bokštelis net nebuvo matomas. Tie šarvai sveria daug. Gigavėžlys gali pasiekti tik 10 km per valandą arba 6,3 mylios per valandą greitį. Rusija paaukojo manevringumą ir universalumą dėl gynybos, o Ukraina ieško pusiausvyros tarp visų trijų veiksnių. Rusijos gigavėžlys yra milžiniškas taikinys, kuris atrodo sukurtas tik tam, kad priverstų Ukrainą sunaudoti daugiau dronų ir amunicijos jam sunaikinti ir niekam daugiau. Tačiau Ukrainos M1 Abrams modifikacijos leidžia jam suteikti ugnies galią kartu su veiksminga gynyba nuo Rusijos dronų. Tai grąžina mus prie Zaporižės ir Ukrainos pietinio kontrpuolimo. Tai, ką Ukraina sugebėjo čia sukurti, yra idealu remti kontrpuolimui, kuris vyksta nuo tada, kai SpaceX užblokavo Rusijos prieigą prie neteisėtų Starlink terminalų, kuriuos jį naudojo koordinuoti dronų ir karių judėjimą per fronto linijas. Rusijos gretose kilęs chaosas sukūrė galimybių Ukrainai stumti Rusijos okupantus atgal ir, kaip matėme Zaporižėje, panaudoti savo tankus prieš atskirtas gynybos grupės, kurios buvo atkirstos nuo savo vadų už fronto linijos. Atotrūkis dronų srityje išaugo pilkosiose zonose, esančiose už fronto linijų, nes Rusija negalėjo susisiekti su kariais, kuriuos buvo infiltravusi į tas teritorijas. Ukraina naudojasi tuo, pasitelkdama modifikuotus tankus Rusijos gynybai pralaužti, taip sudarydama sąlygas dronams ir sausumos pajėgoms likviduoti likusias pajėgas ir susigrąžinti teritorijas Ukrainai. Šis metodas veikia jau daugiau nei 2 mėnesius. Kovo 26 dieną naujasis Ukrainos balsas pranešė, kad Ukraina išlaisvino 9 gyvenvietės ir 440 kvadratinių kilometrų, arba beveik 170 mylių teritorijos Oleksandrivkos sektoriuje. Rusijos nuostoliai per šią operaciją buvo dideli, o tai sužlugdė Rusijos bandymus sukurti buferinę zoną Ukrainos pietuose. Tokie tankai kaip M1 Abrams vadovavo puolimui po to, kai sustiprintos pajėgos, tokios kaip 425 šturmo pulkas, kurį minėjome anksčiau, pajudėjo į pietus, kad sunaikintų Rusijos okupacinės pajėgas. Tai yra būtent tai, ką Rusija visada bandė daryti su savo mechanizuotais puolimais prieš Ukrainos gynybą. Kaip Ukraina patobulino Rusijos brėžinius, kad sukurtų naujas M1 tankų gynybos sistemas, taip ji ir pritaikė Rusijos strategiją, leidžiančią vykdyti staigius puolimus tankais, kurie atveria kelią teritorijos išlaisvinimui.
Dabar Ukraina turi tankų galinčių judėti per bepiločių orlaivių užtvindytas mirties zonas, kurias bandė sukurti Rusija. Tai dar geriau pietų kontrpuolimui. Nors Rusijos Starlink prieiga buvo išjungta, ji vis tiek turi daugybę savo FPV dronų. Ji planavo pagaminti 2 milijonus jų vien tik 2025 metais. Tie dronai yra tokia pati grėsmė Ukrainos tankams, kaip ir Ukrainos dronai yra grėsmė Rusijos šarvuotei. Tačiau dabar Ukraina turi antidroninius tankus, kurie gali neutralizuoti šią grėsmę ir vis dar išlaikyti tokią puolimo jėgą, kokią matėme Zaporižėje. Visa tai yra skirta tam, ką Ukraina planuoja pasiekti 2026 metais. Išsekinti Rusijos pajėgas, neleisti jiems prasiveržti ir sukurti rezervus, kuriuos Ukraina galėtų panaudoti naujoms kontrpuolimo operacijoms bei savo gynybai nuo Rusijos. Tai yra 3 tikslai, kuriuos Ukrainos kariuomenės vyriausiasis vadas Oleksandras Sierskis išdėstė kovo pabaigoje. Ukraina nori priversti Putino pajėgas šokti pagal Ukrainos dūdelę. Tai veikia. 13 krypčių pavasario puolimas, kurį pradėjo Rusija, jau yra blokuojamas beveik visose ašyse. Pietinis kontrpuolimas, kurioje Ukraina panaudojo savo modifikuotus tankus, suvaidino didžiulį vaidmenį. Tai ypač pasakytina apie Ukrainos rytus, kur Rusija stengiasi užimti Donbasą. Putino tikslas su mūsų minėta buferinė zona buvo užkirsti kelią Ukrainai siųsti pastiprinimą į rytus per pietus. Todžia buferinėje zonoje atsirado didelės skylės ir dabar Rusija yra priversta skirti daugiau išteklių pietuose, o tai savo ruožtu atima išteklius iš pagrindinių pastangų Ukrainos rytuose. Visa tai buvo kruopščiai suplanuota Ukrainos. Kai Rusijos pajėgoms buvo išjungtas Starlink, Ukraina puikiai įvykdė savo planus. Modifikuoti M1 Abrams tankai buvo Ukrainos kontrpuolimo dalis, per kurį jie atsikovojo daugiau teritorijos iš Rusijos nei bet kuriuo kitu metu nuo 2023 metų vasaros. Dabar Abrams tankai pasiruošę nuveikti dar daugiau. Aprūpinti nauja apsauga nuo dronų ir galintys atlikti tai, kam visada buvo sukurti, šie tankai ir toliau dalyvaus Ukrainos staigiuose puolimuose prieš Rusijos gynybinės pozicijas. Ukraina turi kažką neįtikėtino savo rankose. Rusijos kariai jau pajuto, ką ši technika gali padaryti. Tačiau tikėtina, kad Ukrainos puolimas tik prasideda, o jos tankai taps tikra baime Putinui tarnaujantiems kariams, kai vis daugiau jų bus aprūpinti apsaugomis, kurias išbandė pirmasis šturmo pulkas. Nepaisant visų nesėkmių, Rusija vis dar tęsia savo pavasario kontrpuolimą. Tai yra klaida. Už savo pastangas Rusijos kariai patyrė didžiausius šių metų nuostolius. Per vieną parą žuvo tūkstančiai jų. Dar blogiau dar tik ateina. Ir apie tą siaubingą dieną Rusijai galite sužinoti daugiau, jei pažiūrėsite mūsų vaizdo įrašą. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti The Military Show, kad nepraleistumėte nė vienos mūsų apžvalgos apie karą Ukrainoje. Kaip visada, ačiū, kad žiūrite.